Tai šiandien Raseiniškiai važiuoja per parką ir mato, kad kažkas vyksta. Tai pristatykit, kas čia vyksta. Taip, labą dieną visiems. Šiandien vyksta vasaros krepšinio lygos turnyras, tai žaidžiama parke 4-4. Šiame turnyre dalyvauja 9 komandos ir šis turnyras truks visą rugpjūčio mėnesį ir važiuodama ir eidami stabtelkit, ateikit, pažiūrėkit ir tikrai nepasigailėsit. Kelintą kartą organizuojamas toks renginys? Šis renginys organizuojamas pirmą kartą. Šią idėją su Tomu Totuliu jau gvildenom nemažą laiko, bet galiausiai nusprendėm, kad reikia nekalbėti, o daryti ir šiemet tai padarėme ir tikiuosi, kad tai bus kasmetinis turnyras. Kai tik tais paskelbėt apie šį renginį, ar didelis buvo susidomėjimas? Taip, mes pradžioje galvojame, padarysim tokį intro turnyrą, galbūt dalyvaus kelios komandos, pažiūrėsim, koks yra tas aktyvumas, bet paskelbus tikrai aktyvumas pasidarė labai didelis ir tai pareigojo mus šitą turnyrą dar labiau praplėsti, ieškoti rėmėjų, ieškoti pagalbos iš kitų, nes pasirodo, kad komandos labai nori dalyvauti ir norisi šį turnyrą padaryti gerą, kad jisai būtų kasmetinis ir būtų tęsinys. Jo, tai susidomėjimas tikrai didelis. Kokios amžiaus grupės čia dalyvauja? Amžiaus grupės yra neribojamas, kaip matot, žaidžia nuo moksleivių iki suaugusių veteranų. Tai visi gali išbandyti savo jėgas, jaunesni žaidėjai pasisemia patirties, vyresni gerai praleidžia laiką. Tai tiesiog visi, kas nori, kas myli krepšinį, tas dalyvauja šitam turnyre. Ir galbūt galite išduoti, kokie bus prizai, ypatingai gal mašina kokia? Ne, automobilių nebus, galbūt tą progą tik tai nebent galiu pasinaudoti ir pasakyti ačiū tiem žmonėm, kurie prisideda prie šio turnyro ir gal net paminėsiu aš. Tai Danspinas, Helanas, Naftrus, Brosta, Peugeot, Denega, taip pat mūsų partneriai yra taip pat Raseinių rajono kultūros centras, bei Raseinių dabar rajono savivaldybė taip pat prie šio turnyro prisidės, nes pamatė, kad šis turnyras įgauna pagreitį. Tai labai smagu, kad visos šios įmonės, visi šių įmonių atstovai, žmonės su mumis susisiekia, su mumis bendrauja ir mes palaikom gerą ryšį ir turėsim, manau, ir gražius prizus ir tikrai šitas turnyras bus gero lygio. Yra jau. Taip pat labai norėčiau pasidžiaugti ir informaciniais partneriais, tai mūsų Alio Raseiniai, Raseiniai TV bei mano Raseiniai, kurie taip pat padeda šitą turnyrą pristatyti Raseinių žmonėm ir šis turnyras tik tai tampa nuo to populiaresnis, tai ačiū ir jiem.